Litexpo parodų rūmuose vykusi paroda Protingi namai 2007 sudomino visus ketinančius įsigyti naują arba modernizuoti turimą būstą. Lankytojai susipažino su buitinės technikos dizaino bei interjero sprendimų naujovėmis. Tarp 24 renginio dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Čekijos ir Italijos parodoje savo sprendimus pristatė ir 5 kontinentų įmonių grupė. Ypač daug parodos lankytojų dėmesio sulaukė unikalių galimybių skaitmeninė televizija 5TV. Specialiai padarėme 2 televizorius, kad žmonės galėtų atėję, sakykime, pamatyti grinai, sakykime, tą patį skirtumą, kas yra tarp mūsų transliuojamos 5TV HD raiškosios televizijos ir grinai per kabelinę televiziją, ką visi mato, sakykime, dauguma žmonių, ką aš tikiuosi ateityje pereisim prie skaitmeninės televizijos. Anot 5 kontinentų atstovų, šiuo metu vartotojams jau nepakanka tiesiog daugybės televizijos kanalų. Jie pageidauja ir interaktyvių paslaugų. Būtent tai siūlo 5TV. Viena iš tokių paslaugų tai yra transliacijos sustabdymas, kas labai paprastas dalykas yra ir labai naudingas. Jums panorus atsitraukti kelioms minutėms nuo, sakykime, televizijos ekrano, paspaudus pauzės mygtuką, sugrįžus jūs galite tęsti transliacijas žiūrėjimą nuo tos minutės. Antras dalykas yra 7 dienų virtuali savaitės programa. Tai iš karto sutaupo tiek jūsų laiką, tiek pinigus, kad nereikia pirkti nei laikraščio, nei žurnaliuko, kad jūs jie turėtumėt po rankas. Antras dalykas, jinai yra labai išsami. Ten yra surašyti visi, sakykime, filmų, tiek programų aprašymai, laikas, sakykime, režisieriai, aktoriai netgi. Yra pakankamai iš tikrųjų patogus dalykas. Mes pradėjom teikti virtualiai vaizdo nuomą, tokią paslaugą, kuri, sakykime, yra labai patogi. Nereikia jums rūpintis kompaktinių diskų atsiuntimų. Tai viską galite paimti, sakykime, iš karto. Sėdėdami prie televizoriaus ekrano, vienu mygtuko paspaudimu užsisakot, žiūrit, visas pinigai eina jūsų, ta prasme, už filmus prie sąskaitos. Nereikia rūpintis dėl šito. Sekantis, internetą galite naršyti, galite ateityje galėsite elektroninį paštą pasitikrinti, jums tiesiog iššoks iš karto žinutė, kad jūs galite pasižiūrėti ir perskaityti savo laiškelį ateinantį, gal jis labai svarbus yra. Namų buities be elektrotechnikos prietaisų jau neįsivaizduojame, o vieninga jų valdymo sistema Protingas namas tai naujas žingsnis komforto evoliucijoje. Tai galimybė sukurti tokius namus, apie kokius visada svajojote ar matėte filmuose apie ateitį. Parodoje Protingi namai 2007 visi lankytojai galėjo praktiškai išbandyti modernę būsto valdymo sistemą, vadinamąjį intelektinį būstą Smart House. Jis leidžia susikurti tokius namus, kurie tenkins net ir išrankiausio vartotojo poreikius. Komfortas čia derinamas su praktiškumu, grožis su funkcionalumu. Vadinamoji Smart House sistema leidžia sutaupyti apie 30% būsto priežiūros išlaidų. Pristatome įvairių pastato sistemų valdymą, tai yra protingas valdymas apšvietimo, šildymo, rozėčių ir kitų sistemų. Tai yra galimybė iš bet kurios pastato vietos valdyti tas sistemas, taip pat nuotoliniu būdu įvairiais valdymo pultais, internetu ir taip pat mobiliuoju telefonu. Intelektinėme būste vienu mygtuko paspaudimu galite keisti apšvietimą ir susikurti kaskart kitą nuotaiką. Pagal poreikius valdomas šildymas užtikrina komfortą visame būste, o nuotolinio valdymo galimybė leis jums visada pasitikrinti, ar nepalikote namuose įjungtos viryklės ar neuždaryto lango. O svarbiausia, su tuo turbūt sutiktų visi parodos Protingi namai 2007 lankytojai, moderni buitinė technika, kuri mūsų gyvenimą daro lengvesnį ir paprastesnį, jau netolima vizija, o rytdienos kasdienybė.